Now you the wrong, kitty, kitty, you the wrong. Get enough to drink with a drop cup. Ha! Hey! So you see how it... Labas rytas, ką tik iškritau iš lovos. Šiandien darbelis prasidės tik tai nuo 11 valandų, dėl to, kad mes esam geirangeriai, niekur iš jo net neišvažiuosim. Antrą naktį nakvosim savo apartamentuose. Vanduo teka, saulė nešviečia, bet nuotaika gera. Einam pusryčiukų ir einam pasižvalgyti po viešbutuką. Ką jisai mums siūlo, kokių pramogų. Ai, sakysit, kodėl lovos nepasikloji? O dėl to, kad aš skaičiau tokią žinutę, kad nereikia iš karto išlipus iš lovos jos uždengti, nes jeigu tu ją karštą užkloji, tai ten tik tai visokios bakterijos gaminasi. Reikia, kad biškai išsiveduotų. Išsivedintų, išsiveduotų, o taip turi būti viskas. Sujaukta bent jau pusę valandos. O aš viskom tikiu, ką perskaitau ir jūs manęs neperkalbėsit. Bet beje, labai patiko vieno žmogaus komentaras, kuris parašė, kad sako, blet, visiškai nieko gero, jinai čia nerodo. Nu, ta prasme, turinys iš vis, nėra turinio. Bet kodėl aš negaliu nustoti žiūrėti? Tai už tai ir išgerkim vandens šilto stiklinę iš pačio ryto, kad ne tik skrandis pradėtų veikti, bet ir toliau į mane žiūrėtų žmonės ir galvotų, nieko gero, kodėl aš į ją žiūriu? Cheers! Šaltibarščiai iš stiklinės. O prie šaltibarščių arbūzas. Kokio gerumo dalykas, baseinas. Ten matosi kalnai. O čia vanduo. Biškiniurkas. O, jenai. Kūne darbas. Ir čia skaitosi, žinokit, aš dirbu. Čia dabar skaitosi, aš dirbu. Po 9:15. Nes tik 11 vežti žmonės. Einam į lauką. Laukia gal koks 150 laipsnių. Bet už tai vanduo karštas. Ir čia vadinasi darbas, jeigu ką. Palembašė. Aš dabar suprantu, dėl ko nenorėjo man norvegai duoti šito darbo. Nu, patys suprantate, ne? Oi, biški blakstieną sulipa. Kai vaizdelis. Tai dabar dar vaizdo nėra. O kai buvo čia dar saulė, tai aš įsivaizduoju, kaip čia buvo gražu. Šitas viešbutis, kuriame ženėsi net karaliaus dukra. Ir jie čia atvažiuoja ilsėtis. O, kaip gera. Oh my god, biški galva šala. Gerangerio fjordas, kalnai, vėjas, šalta. Pirtis, baseinas. Čia tai viešbutis. O čia tai viešbutis. Va čia tai darbas. Užskaitau 1000%. Baseiniukai, huijukai, džekudzės. Dabar va išsiprausiau šitam dušiukę. Reikia ruoštis, nes reikės vežti savo amerikiečius. Biški pasivažinėti. Biški ten. O Jezu, kaip man fainai, aš negaliu atsidžiaugti. Man atostogos. Gaila, kad mes geirangeriai būnam tik tai vieną dieną. Nu, ta prasme, pilną dieną. Vakar atvažiavom, rytoj išvažiuosim. Nu, tai pilna diena skaitosi šiandien. Labai gaila, galėtume būti kokias 6 dienas. Pasižiūrėkit, halačiukai. Tapkės, tarp kitko, yra. Nu, tos vienkartinės baltas. Ten, kur jau kai prieš užsilinkimą. Žodžiu, esu žiauriai laiminga, patenkinta. Juhu! Darais. Sakau, kad manęs visą laiką visi šaudo. Nesvarbu, karočią, ką daryčiau, stengiasi ant veido pastovi pataikyti. Nors ir pažastukas, bet jisai irgi stengiasi ant veido man. Parazitas tu. Tai va, ruošiamės. Reikės nuvežti juos į apačią, paskui turėsiu dar 1,5 valandos laisvo laiko, tada galėsiu eiti kažką susiorganizuoti į skrandį. Nu, tada galėsiu eiti pasivaikščioti.
po centriuką ir tada dar jos reikės nuvežti į Eagle Roads tuo kitu keliu, tuo serpantinais į viršų, kad jie pasižiūrėtų, kaip atrodo Geirangeris iš kitos pusės. Bus matę tada iš 3 pusių, nes tik 3 keliai yra. Ir viskas, ir galėsim vėl grįžti į viešbutį. Ir vėl galėsim eiti į baseiną. Ir vonė, ir dušas, ir baseinas. Šiandien aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje. Darbas. Čia skaitosi darbas. Šiandien aš nifiga nieko nedirbu. O kas čia dabar per indiškas taškas atsirado? Indė. Keičiu religiją. Esmė ta, kad aš šiandien nifiga nedirbu. Nuvežiau 5 minutės iš viršaus į apačią žmonės ir dabar, kokias 30 minučių iš apačios į viršų ir vėl iš viršaus į apačią. Mama, man kažkas įkando. Ir viskas šiandien tik tiek darbo dienos, va. Nieko daryti nereikia. Diena. Eisiu vėl į viešbutį. Eisiu vėl į baseiną. Eisiu vėl į pirtį. Vėl galėsiu vandenį įsidriebus ir dreifuosiu kaip laivas prisiparkavęs, įsišvartavęs prie denio. Va čia tai dienelė. Va čia tai dienelė. Labas rytas. Šiandien rugpjūčio 7, o aš jums vakar filmuko nepadariau. Nulūžau. Lietutis lyja, pilvelis buvo pilnas, užmigau. Einu greitai sumesiu.